Šiandien tęsime pokalbių ciklą Orientyrai pokyčiams, o mūsų tema bus, kuo svarbi psichologinė saugystė organizacijose. Mano pašnekovė Adrija Čepaitė-Palšauskienė, nacionalinio dramos teatro aktorė, viešosios kalbos lektorė, gyvų organizacijų fasilitatorė. Labas, Adrija. Labas, Rasa. Labai džiugu, kad atėjai į laidą. Mes šiandien tokią paliesim iš vienos pusės aiškę, iš kitos pusės nelabai aiškę temą. Ir pirmąjį klausimą norėčiau tau užduoti, ką tu vadini psichologinė saugystė? Kas tai yra tau? Kaip psichologinė saugystė siejasi su pokyčiais? Jeigu tu klausi, kas tai yra man, Taip. tai turbūt būtų vienas atsakymas. Kas tai yra, jeigu tai būtų atsakymas, kas tai būtų man, kalbant iš įmonės konteksto, Taip. tai turbūt būtų šiek tiek kitas atsakymas. Tai aš siūlau šiandien žiūrėti daugiau iš įmonės konteksto. Taip. Visų pirma, aš atsakysiu gal plačiai, iš kur gimė šita tema, nes nepaslaptis, kad esu vienas iš tų žmonių, kuris yra paniręs į šią temą. Dėl kelių priežasčių. Viena priežastis yra ta, jog tema atėjo iš įmonių poreikio, nes dažnas vadovas, labai dažnas, pokalbyje vartoja tokią frazę: mano vaikai, mano vaikų darželis. Esu girdėjusi frazę mano ančiukai, mano mažuliai, mano vaikai. Ir tuomet akivaizdu, kad vadovas kalba iš tėvo pozicijos. Ir kai aš ne viena, mes su komanda, su savo kolegomis pradėjome gilintis į šitą temą giliau, jau prieš geroką laiko tarpą, aš pradėjau stebėti save. Ir aš supratau, jog mes savo kasdienoj keliaujame per įvairiausias strategijas vaiko, tėvo, motinos ir suaugusio žmogaus. Ir netgi vienam pokalbyje galime važinėti iš vienos pozicijos į kitą. Bet aš iškart noriu pasakyti, kad tos trys pozicijos - vaiko, tėvo ir suaugusio pozicijos - tai yra strategija. Tai nėra, kad aš esu vaikas ir aš esu tėvas. Tai yra ta strategija, kurią mes kažkada paauglystėj ar jaunystėje pasitvirtinom, ar net labai vaikystėje pasitvirtinom kaip veikiančią ir strategiją, kuri mane išgelbėjo. Vieną kartą išgelbėjo, antrą kartą išgelbėjo ir aš supratau, tai labai gerai veikianti strategija. Ir retas, kuris iš mūsų grįžtame į tą vaikystės momentą, jį sunku atsiminti, jį sunku atsekti, ar ne? Bet strategija yra ir mes ją imame naudoti savo gyvenime kaip gerai veikiančią strategiją. Ir tuomet naudojame visur. Santykiuose šeimoje, santykiuose su draugais, santykiuose įmonėse ir taip toliau. Ir kai tik tai man yra sudėtinga situacija arba aš nežinau kaip elgtis, tuomet įpuolu į vieną ar kitą strategiją. Tėvo strategija lygiai taip pat. Mes irgi kopijuojame savo tėvų strategijas, nes tam tikrame amžiuje tėvai yra lygų dievai. Ir tėvai visada teisūs. Mes juos gerbėme, mylime, jie yra vienintelė tiesa, kurią mes pripažįstame. Ir kartojame jų strategijas. Ir tai nereiškia, kad mes ten kažko nesuprantame, mes kvaili, mes nesubrendę ir taip toliau. Tai nereiškia nebrandos, ką labai noriu atkreipdėmėsi. Tai nereiškia, kad žmogus, kuris gyvena iš vienos iš tos trijų strategijų, suaugusio žmogus strategija atskiras variantas, bet jis gyvena iš vaiko arba tėvo strategijos, kad tai yra nebrandus žmogus. Bet kodėl tai yra svarbu, kaip tu klausi? Todėl, kad vienintelė strategija, suaugusio žmogaus strategija, mums suteikia teisę į svarbiausius dalykus. Į laisvę, priimti sprendimus, tokius, kokius aš noriu. Į laimę ir suvokimą, kas man yra laimė. Į meilę, nes tik suaugęs žmogus iš esmės išgyvena tikrą meilės stadiją, pojūtį, nes tik būdamas lygus su lygiu, lyg būdamas vienodam santykyje, aš galiu mylėti pilna širdimi. Ne kompensuodamas, ne atidirbdamas, o būdamas tuo, kas aš esu. Ir pagrindinis dalykas, dėl ko tai yra labai svarbus aspektas įmonėse, tai yra savirealizacija.
yra savirealizacija, kai aš, būdamas tas, kas aš esu, galiu sau leisti būti tuo, kas aš esu, kas yra didelė prabanga, ir per tai kurti drauge su kitais. Tai yra kūrybinis procesas. Ir dar vienas momentas, kas man atrodo labai svarbus, kad tėvo ir vaiko pozicija yra baigtinė. Suaugusio žmogaus statusas ir pozicija yra nuolatinė savęs konstrukcija ir kūryba. Kurti save kasdieną yra didžiulė prabanga ir tai yra turbūt tas grūdas, tas malonumas gyventi, tai aistra gyventi, nes aš kuriu save. Tai vat manęs kažkada vienam podcaste labai gerai paklausė, mes ten kalbėjom ir vienas žmogus sako, o ką tai reiškia būti savimi? Kaip jūs suprantat, kad jūs esat savimi? Ne? Ir čia atsakymų daug. Tai, žinai, man va tas momentas, kad suaugusiam žmogui negėda būti tuo, kas jis yra. Jis nesistengia patikti, įtikti, kas yra vaiko pozicija, nesistengia užganėdinti, jam nereikia manipuliuoti. Jis yra tai, kas yra ir jam negėda. Man kelios mintis atėjo. Viena mintis atėjo, jeigu jau organizacijų vadovas savo darbuotojus vadina darželiu vaikais, tai apie pokytį, turbūt dar net anksti kalbėti, nes visi tiesiog elgiasi, kaip jisai nori. Nes antras lygmuo būna, kaip jau vadovas nori suaugusių žmonių ir jau savo kalbą pakeičia, bet jam neišeina iš savo išeiti tėviškos pozicijos. Tai čia tas jau antras lygmuo, kur greičiausiai tiek jūsų komanda, tiek aš organizacijoms galim padėti. Ir man dar beklausant atėjo, man taip atrodo, aš gal klystu, bet man atrodo vaikiška pozicija lengviau yra atskirti, nes vaikiška pozicija orientuota į išorę, ne? Aš elgiuosi, priimu tokius sprendimus, kad mane pagirtų, pabartų, pritartų. Klausimą, kurį noriu tau užduoti, kaip tu organizacijose atskiri tėvo poziciją ir suaugusio žmogaus, nes mano manymu daug vadovų, kurie organizacijose būna tėvo pozicijoje arba jie mano, kad jie yra suaugusio žmogaus pozicijoje. Čia tokia yra ta riba. Čia yra du aspektai Lietuvoje labai tokie įdomus. Turbūt didžioji dalis įmonių vadovų galvoja, kad jie yra gyvų organizacijų vadovai. Dar viena tema. Jo, beveik visi tikri, kad pas mus tai tikrai gyva organizacija. Čia jau net nėra fakto, nesvarstom klausimo. Kalbant apie tėvo ir suaugusio žmogaus poziciją. Visų pirma, žmonės, kurie yra tėvo pozicijoje, kaip taisyklė, yra išsekę. Kaip taisyklė, tas žmogus turi prisiėmęs 200% atsakomybės. Jeigu mes kalbėsime apie dviejų suaugusių žmonių santykį, tai yra lygų santykis. Reiškia, aš prisimenu 100% atsakomybės už save, Rasa prisima 100% atsakomybės už save. Ir mes turim po 100% atsakomybės. Mes galime sukurti rezultatą, kuriame yra 200% atsakomybės. Bet tai nebus mano pečių sąskaita arba Rasos pečių sąskaita. Kuomet žmogus prisima 200% atsakomybės, jisai yra tėvo pozicijoje. Tėvai neturi galimybės ar šanso kurti. Jie negali išeiti kūrybą, nes jų visas dėmesio laukas koncentruojasi į jo komandą ir yra pastovus dėmesys, kaip viskas vyksta. Tai yra kontrolė. Visų pirma, tai yra kontrolė, nes vaikus tu turi kontroliuoti, žiūrėti, kad jie ko nepridirbtų ir taip toliau. Toliau yra pilna atsakomybė už tai, koks mūsų rezultatas turėtų būti, kokia kryptis, kaip mes judam, kur mes plaukiam ir taip toliau. Kuomet yra suaugęs žmogus, jo visas dėmesys kaip tik yra labai platus laukas. Tai nėra tas smėlio dėžė, kurioje žaidžia mano vaikučiai. Tai yra platus laukas, taip. Manęs dažnai klausia kitą tokį provokacinį klausimą. Sako, ar aš galiu turėti vaikų ir būti suaugęs žmogus? Taip. Aš galiu turėti 5 vaikų, aš galiu turėti įmonę, turėti sergančius tėvus, turėti brolius, kuriems reikia dėmesio, draugų komandą ir visą tai matyti vienu metu ir dalyvauti viskame vienu metu.
Bet svarbiausias veikėjas visame šitame žaidime būsiu aš. Taip. Ir tu negalvosi, kad kitas žmogus suklys, kažko nepadarys, tu Ne. tiesiog pasilyginsi rezultatus. Čia, žinai, momentas yra tas pasitikėjimas ir kontrolė. Jeigu šitoj vietoj nėra balanso, arba aš nesuprantu, kad pasitikėjimas ir kontrolė yra supynės. Žinai, va tokios va supynės. Nu, va taip man lengviausia parodyti, nežinau čia apibūdinti jo, kurios susikerta tam tikrame balanso taške. Ir balanso taškas kiekvieną kartą keičiasi priklausomai nuo situacijos ir nuo aplinkybių. Bet aš visados, mano dėmesys visados yra šitame taške. Ne kažkur kitur. Tai Adrija, iš to, ką mes dabar pradėjom kalbėti, tėviškos, vaikiškos būsenos, suaugusio žmogaus būsenos, apie gyvas organizacijas, kad daug kas įsivaizduoja, kad gyvos organizacijos yra, tai kuo svarbu psichologinė suaugystė yra būtent pokyčiuose, gal net kokybiniuose pokyčiuose, nes iš tikrųjų mes dabar gyvenam tam laikmetį, kad kiekviena organizacija nori, nenori, jinai keičiasi. Na, visų pirma, tai turbūt esminis toks momentas, kurį man regis labai daug žmonių tiesiog praleidžia. Mes kažkodėl galvojam, kad nepriklausomai nuo amžiaus, kad mes esame baigtiniai. Ir mes, man regis, gal tame yra kaltė koncentracijos į žinias ir žinojimą. Mes pamirštame vieną svarbų momentą, kad mes vis dėlto evoliucionuojame ir kad niekas nesikeičia. Ir dabar, man atrodo, yra didysis konfliktas tarp to, kad pasaulis labai stipriai evoliucionuoja ir keičiasi. Mes gyvename milžiniškam, nuostabiam chaose. Ar ne? Keičiasi struktūra, keičiasi suvokimas, keičiasi paradigma, bet viso pasaulio paradigma. Nuo ekonomikos iki filosofijos. Ar ne? Ir šitoj paradigmoje norint išlikti, esminis dalykas yra suvokti, kad aš lygiai taip pat su paradigma keičiuosi, kaip ir visa kita keičiasi aplinkui. Jeigu tik tai aš koncentruojuosi į tai, kad aš jau esu baigtinis, aš jau viską žinau, aš viską suprantu, aš žinau, kaip turi būti, kaip neturi būti ir taip toliau, čia baigėsi kūryba. Va šitoj vietoj... Čia yra tokia tėviška būsena. Tai būtent čia yra tėviška būsena, o vaiko būsena yra dar kita. Vaikas kopijuoja ką tėvą. Vaikai, žinot, mes Lietuvoje turim gerą dainelę, jūs vaikai taip darykit, kaip Jurgelis daro. Tai iš tiesų įmonėje yra labai daug Jurgelių, kurie augina aplink save kitus Jurgelius. Aš sakau, tai ne iš arogancijos ir ne iš ego pozicijos. Daugiau gal iš skausmo pozicijos. Nes pokytis atsiranda tada, kai aš suprantu, kas esu aš. Ir ką aš pirmiausia savyje noriu keisti. Kai aš žinau savo pliusus, minusus, savo tamsiasias pusės, savo šešėlius ir savo šviesiasias pusės, kai aš žinau tiksliai, ką man reiškia elementarūs dalykai, ką man reiškia būti laimingai, kas man yra laimė, kas man yra meilė, kas man yra prasmė, vardan ko aš gyvenu, vardan ko aš galėčiau paaukoti savo gyvybę, koks mano santykis su mirtim, koks mano santykis su gyvenimu, kiek procentų gyvenimo yra manyje ir aš iš viso noriu gyventi, nenoriu, nes nepatikėsit, labai daug žmonių šito vietoj sustoja, bet svarbiausias dalykas čia, koks mano santykis su baime. Žinai, didžiausia baimė yra baimių baimė. Taip. Ne kas nors, net ne mirties baimė, bet baimių baimė. Ir su tuo, su kuo aš susiduriu ir dėl ko man sakau, kad man skauda, dėl to, kad žmonių, kurie iš tikrųjų nori būti laimingi ir yra pasiryžę savo gyvenimą imti į savo rankas tam, kad būtų laimingi ir nebijo būti laimingais, yra nedaug. Ir tai dažniausiai yra absoliučiai suaugę žmonės. Ir čia nepriklauso, jam gali būti 80. Gali būti 20. Gali būti 20, žinoma. Aš noriu būti laimė, aš ieškau, kur mano ir aš kuriu savo laimę pats. Tai pokytis prasideda nuo pirmo klausimo, kas esu aš. Ką man reiškia gyventi, ką man reiškia gyvenimas, ką man reiškia gyvybė. Ir suvokimas, kad aš esu gyvas. Aš turiu tokią mantrą, kurią duodu savo mokiniam.
kas man labai juokinga, kad įmonėse žmonės ją užsirašinėja. O mantra skamba taip. Aš esu gyvas. Gyva. Aš galiu rinktis. Ir aš renkuosi. Man patinka gyventi. Ir aš gyvenu gyvenimą. O svarbiausia, Dievas mane myli. Gali dėti Dievą, gali nedėti, čia jau taip sakant, tavo sprendimas, bet tai yra mantra, nuo kurios aš pradedu dieną. Nes kol aš esu gyva, viskas įmanoma. Man dabar kelios mintis ateina. Viena mintis ateina, kad kaip mes kalbam apie psichologinę saugystę ir pokyčius, kad iš tikrųjų pokytis yra neįmanomas, kol tu nenori pokyčio. Ir ką aš išgirdau tavo kalboje, kad tas impulsas yra vidinis. Nu taip, pasaulis keičiasi. Mano manimu, mes tiek galimybių niekada neturėjom, kiek turim dabar. Ten keliavimas, projektai, renginiai. Tai nuo mano pozicijos yra, kad aš noriu keistis ir tai yra iš principo suaugusio žmogaus pozicija, nes noras keistis yra ne vien tik tai keistis kaip mada, kas irgi daug kur vyksta, bet keistis su visa atsakomybė, ką tu labai gražiai įžodinai. O antra mintis, kuri man ateina su to, kur pasak Marijos Gimbutienės arba Vidūno, ant kokios pasaulėžiūros pamato yra susikūrusi lietuviška kultūra ir iš principo jie įvardinant, kad tai yra gyvybės kultūra ir kriterijus yra matuoti ne gerai, blogai, teisinga, neteisinga, bet kur gyvybingumo yra daugiau. Tai man ta mantra, kurią įžodinai, kad aš esu gyvas, kur mano gyvybingumo, kuriuose projektuose, kuriuose pokyčiuose yra daugiau ir tai yra labai svarbus orientyras neapibrėžtume. Tai žinai, man atrodo, tai čia yra tas raktas, dėl ko išgyveno lietuvių tauta Sibire. Bet gyvybė, ar ne? Pagarba gyvybei, pagarba gebėjimui patirti gyvenimą. Man labai patinka momentas, aš kažkada vienos savo mokytojos klausiau, sakau, pasakyk, kas yra svarbiausia gyvenime po 50. Atsakymas mane tiesiog, man kaip saldainis yra, jinai man pasakė, nuostaba. Nes kol tu neprarandi nuostabos, ne, kol tu neprarandi stebėjimus, kol tave kažkas gyvenime stebina, tol tavyje yra gyvybė. Tas šansas. Bet, žinai, su gyvybė man surištas kitas dalykas. Ką aš dabar stebiu jaunoje kartoje ir kas man labai svarbu. Aš pati turiu tokį savo žaidimą, svarstyklės, ar ne? Aš kartais klausiu žmogaus apie jo paradigmą. Taip labai grubiai. Visi žmonės skirstosi į dvi grupės. Vieni galvoja, kad viskas įmanoma, o kiti šitoj vietoj sako su sąlyga. Tai kol yra su sąlyga, tol mes esame tėvo pozicijoje arba vaiko pozicijoje. Ar ne? Nes tėvas ir vaikas, jie yra sąlygoti aplinkybių, situacijų ir viso kito. Suaugęs žmogus puikiai supranta, kad kol jis yra gyvas, absoliučiai viskas yra įmanoma. Ir čia yra labai fainų testų. Žinai, bet aš tavęs paklausiu. Rasa, ar tu manai, kad tu galėtum būti prezidentė? Negaliu atsakyti. Kodėl? Todėl, kad liko kelios minutės. Atsakymas būtų labai ilgas. Ir noriu dar, mes jau artėjom prie pabaigos, grįžti prie organizacijos. Tai kas yra svarbu vadovui, mąstant apie savo organizaciją ir psichologinę saugystę? Kur yra didžiausias spąstai? Pats svarbiausias dalykas visų pirma stoti pačiam į suaugusiojo batus. Tai nėra paprasta, tai užtrunka, tam reikia laiko ir įgūdžio ir įpročio. Ir paieškoti savo komandoje bent 10% žmonių, kurie galėtų aplinkui tave stovėti toj pačioj pozicijoje. Nebūtinai tai yra aukščiausios grandies vadovai. Nebūtinai. Tai gali būti HR'as. Tai įvairiausių pozicijų įmonėje yra, bet tai yra tam tikri žmonės, kurie stoja į suaugusio žmogaus batus. Vienas kitam padėdami, jie gana lengvai išlaiko šitą poziciją. Jeigu yra 10% žmonių, kurie sąmoningai stovi, kurį laiką, anglai turi gerą posakį, you have to stand it. Tu turi tai išstovėti, ar ne? Kurį laiką tu turi tiesiog įnirtingai stovėti ir laikyti šitos pozicijos. Visi aplinkiniai per 1,5 metus įsipatogina vėlgi šalia jūsų toj pačioj pozicijoje. Tai yra užkrečiama. Kitaip, šalia suaugusio žmogaus, kitaip bendrauti kaip tik tai iš suaugusio pozicijos neįmanoma.
Man atrodo, dabar pasakai labai svarbią frazę, yra nebūtina siekti, kad visi organizacijai būtų suaugę, būk pats ir turėk keletą žmonių ir būtent ta būsena struktūruos aplinkui ir žmonės iš vaikiškų pozicijų įeis į suaugusių poziciją. Dar paskutinę sekundę, labai svarbus momentas yra tas, kad įmonė bent jau žinotų, kas tai yra tos strategijos ir turėtų bendrą leksiką. Ja. Tai ką, ačiū tau už pokalbį.